Nespėjau jungti kameros, o jau vyksta test drive Slovos. Atvažiavome į Bankoką. Žinot šitą linksmą į miestą? Daugybė filmų apie jį yra sukurta. Iš oro uosto važiavom valandą su taksi. Kiek spėkit sumokėjom? 9 euriukus. Kas per kainas Tailande, aš nesuprantu. Dar važiavom su apinauja mašina. Valandą. Tai žmogus uždirba gal porą eurų. Ir dar mašina, tai prasme, kelių metų senumo turbūt. Kaip jie jas išlaiko, kaip jie jas įperka, už tiek uždirbdami, aš nesuprantu. Štai toks pas mus standartinis kambariukas, kai visą laiką man viešbutis skirtas tiesiog pernakvoti. A čia va toks dušas, reiškia bus visą laiką šlapia, nes nėra pertvaros. Bet jau mes prie to pripratę. Tik prie ko nepripratę, tai prie tokių baisių grindų, pažiūrėkite. Man tai man, bet mano žmonelį kaip tokie dalykai nepatinka. Ojojoj. Ojojoj. Užėjęs pirmiausia pagalvoju, kad čia neplauta net. Ko tu nori, kai moki 25 eurus už naktį su pusryčiais? Viskas standartiškai. Čainikas, vandenukas, bet kas nestandartiška, tai kriauklė balkonė. Kam jinai čia skirta? Aš nelabai suprantu šitą. Bet jau ne pirmas kartas, kai matom tokį dalyką. Va, kitam name tai nėra. Ai, čia gyvenamas namas. Tai. Kai įvažiavom į šitą rajoną, tai biški net nesupratom, kur mes čia atsidūrėme, nes jau toksai jau labai nuošaliai atrodo. Nors pagal bookingą rašo, kad čia yra centras. Vakar apsilankėme didžiuliame mole Suratane mieste. Pasinaudojom Black Friday akcijomis, nusipirkom naują lagaminą, kurią labai ilgai ieškojame. 70% nuolaida buvo. Neaišku, kiek tai tiesa, bet ką jūs jau matote, tai jau pašventintas. Šiandien pirmas skrydis, dar para nepraėjo, kai mes nusipirkę lagaminą ir jis jau apgadintas. Ir ne tai, kad apgadintas, o čia matosi, kad buvo laužta net. Turbūt jau darbuotojai pasidarbavo oro uostą, bet ką ten pas mus ištrauksi? Trusikus tik tais ir liemenukų žmonos, daugiau ten nieko brangaus nėra. Tai pamatė jaučiu ir labai nusivylė. Nes matosi, kad atidarinėti su kažkokia atsuktuva ar kažkokia panašių dalykų, nes ten negalima buvo taip paprastai išlaužti šitos vietos. Bet čia Tailandas, reikia su tokiais dalykais susitaikyti. Čia teisybės nesurasi. Žodžiu, mažiau kalbų, daugiau darbų. Lekim į miestą, nes čia tikrai yra ką veikti, ar ne? Pageros Tailandė žiūrėt. Bet tai kaip saulė spigina. Prieš tai 4 dienas gyvenome Suratane mieste, saulės nematėm. Gyvenom šikšnosparnio gyvenimą. O čia Bankoke visų gražumų spigina saulutė. Kaip kurmiai jaučiamės išlindę iš urvo. Pas mus kelionės yra talentas išrinkti viešbučius labai nepatogioj vietoj. Nors rašė, kad centre randamės, nors toli gražu čia centras. Rašė 400 metrų iki artimiausios traukinio stotelės. Aha, 400 metrų, jeigu moki skraidyti. Arba esi dronas. Tai va toks mums kelias iki traukinio stotelės. Nėra pėsčiųjų tako, reikia eiti per kelią. Žodžiu, niekas nesikeičia mūsų kelionėse. Eilinė diena ofise iš tikrųjų. Labai dažnai apie tai pakliūna įsirinkti viešbutį. Nors šį kartą 3 valandas rinkausi labai atidžiai, rinkausi ir vis tiek gaunasi kaip gaunasi. Jeigu su senelėm atvažiuosit į Bankoką, tai jo šį išprotės. Nuotraukų bus šimtai. Visur parkas yra orchidėjos, taip kad profilio nuotrauka Facebook'e būtų greit pakeista, jeigu jūs suprantate apie ką aš. O dabar einam į savo traukinuką, važiuosime prie upės. Vieną einant iki traukinio galima pasivaikščioti, kaip po parkelį. Tokie vaizdelė atsiveria, nes ganėtinai aukštai randamės. Bet čia yra Skytrain. Yra traukiniai, kurie važinėja po žemę, metro. Ir yra tokie, kurie važinėja kolonomis. Labai patogu. Tailandas traumuoja vaikus. Tik atėjom į stotelę, apsauginis, pro kurį reikia praeiti, pro skanerį, atmė balioną. Pasirodo, su balionu negalime traukinius eiti. Ir dar pasirodo, kad už vaiką irgi 3 metų reikia bilietą mokėti. Pasirodo, Tailandė ne nuo metų skaičiuojama, o pagal ūgį. Kur tai matyta? Nuo 90 cm reikia mokėti už traukinio bilietą. Nuo ūgio. Pagaliau nusigavome iki upės. 2 valandas kelionė truko beveik. Su Skytrainu važiavam, galiausiai pasidavėm ir nuvažiavam su pavėžėju. Ir va čia toks grožis upiai plaukia. Kaip jums? Sveiki atvykę į Bankoką. Laukime su turistais savo valties, tiesiog plauksime. Paprasčiausia
vandens taksi, vandens mikriukų turbūt reikia sakyti. Atsiimu savo žodžius, kad Bankokė pigus pavėžėjai. Važiavome nuo oro uosto 306 km, sumokėjom 9 eurus, dabar 10 km važiavam, 9 eurus sumokėjom. Plius dar 1,5 euro reikės sumokėti už mokamus kelius. Bankokė yra mokami keliai, vidury miestas, važiuojat? Tai va taip. Šiaip didelį atstumą labai Bankokė. Labai ilgai užtrunka nukeliauti iš vienos vietos į kitą. O dabar mes plauksim su laiveliu. Va tai mes važiuojam. Kažkaip galvoju, kad bus ta sena medinė valtelė, mažesnė, bet čia toks kaip keltas. Bet visai nieko. Galima viduj sėdėti. Arba galima ant stogo užlipti. O tai prasiplaukim per upę ir jau nemažai galim Bankoką pamatyti, ar ne? Na jo, pas mus čia kaip mikriukas gaunas vandens su stotelėm. Kiekvieną kartą įvardė kokią stotelę, va, prie didžiulio molo atvažiavom. Šitą žinau, molą įspūdingas, jis naktį labai gerai, ypatingai gražiai šviečia. Ir pagal skirtingas kainas skirtingi laiveliai būna. Aš kažkaip galvoju, kad mes kažkokį panašių tokį plauksim, tik ilgesniu. Aplaukiam su nemažu laiveliu pasirodo. Va tiek žmonių. Ir dar pas mus tai prie 100 turistų. Čia, kaip suprantu, Tailando karalius yra. Ant daugybės pastatų mačiau yra užkabintas. Dar sakyčiau, neblogų laikų jau važiuojam. Tokia 4 vakaro beveik jau. Saulė leidžiasi, ne karšta. Bet šiaip apšvietimas jau gražesnis, ar ne? Klausė, kur plaukiam, sakau, nežinau. Į vieną pusę, tokį bilietą ir visą. Išlipsim, kur norėsim. Va tokie, va, gyvenamieji dangoraižiai. Taip pat prekybcentre. Nepasakiau, kad bilietas kainuoja 40 batų, kas yra apie eurą 20, tai labai gera ekskursija, ar ne? Už eurą 20. Daugybė čia laivelių plaukia. Nu, kaip laivelių, čia tai jau normalus toks laivas, sakyčiau. Galima taip pat pasidaryti vakarą kruizą, lygtais plaukia 2-3 valandas su vakarienėm, diskotekom ir panašiai. Jeigu norit patūsinti va tokiam laive. Sakyčiau, irgi neblogai. Kita stotelė, Savanorių prospektas. Keleivius keliaujančius įstoti, prašom išlipti čia. Turistai čia, jeigu nematėt, kaip atrodo turistai. O taip mes sėdėjom prieš 2 stotelės. Įdomiai padarytas, ar ne? Vandens transportas. N7. Alight here for Wat Po. Tuoj paleisime po pirmo tilto. Tai norėčiau, realiai galėčiau su Silpausde pasiekti. Galėjau pasiekti, jei norėčiau, bet tada nebūtų daugiau reportažų. Visi turistai atsistoja fotkinti kažką ir aš noriu nufotkinti. Nenoriu įsiskirti iš visų. Čia jau kažkas gražesnė kitai pusė, rūmai kokie tai. Bet mes dar turim praplaukti, man atrodo, karališkosius rūmus po dešinę pusę. Jeigu navigacija nemeluoja. Dar viena turistų lankoma vieta. Viskas turbūt dar gražiau atrodytų naktį, ar ne? Na žiūrėkit, kiek laivelių čia plaukia. Kursuoja pirmyn atgal. Na tokia didelė upė. Nors šiaip nėra plati, realiai kaip Nemunas. Specialiai dar plaukia lėtai, kad visi spėtų nusifotografuoti. Gražiai atrodo. Čia, kaip suprantu, yra karaliaus rūmai. Ir tokia ekskursija, pasakėte, bus paskutinė stotelė, reikės lipti. Čia jau banguoja vos ne kaip jūroje, jau taip normaliai pamėtų laivelį. Ką paskutinį kartą pasigrožėkime iš laivo Bankoko ir lipsime į sausumą. Galiorka, šypsomės. Va, tokia nereali ekskursija, už eurą 20, prašau. Bet nepatinka, kad mūsų išleido paskutinį stotelį, neaišku kur. Kažkur labai jau čia nuošaliai mes randamės, nei čia metro yra, nei ką. Autobusai važinėja ir viskas. Teks vėl kviestis pavėžėją, kuris kainuos vėl. Va, toks gražus saulėlydis pas mus Bankoke. Pažiūrėjom, kiek kainuos mums pavėžėjai grįžti namo, tai mes pasirodo randamės už 22 km nuo namų. Ir tas malonumas mums kainuos apie 10 eurų. Tai va tokie atstumai Bankoko mieste. Pasiruoškite tam, jeigu atvažiuosite čia. Vis dėlto nusprendėme važiuoti ne su pavėžėju, o su autobusu.
Turbūt bus pats seniausias Bankoko autobusas, koks tai gali būti. Bet pataupysim. O sutaupytus pinigus skaniai pavalgysim. O mes čia esame jau visiškai vietinių rajone. Turistų vienetai. Bet ir pačiam įdomiau kažkaip pabėgti nuo turistų. Ta prasme, kaip navigacija veda. Per bariukus, per viską. Čia mes pagal Google Maps einam. Per tokį skersgatį. Čia tai per 3 kavinės, tiesiog į vidų kavinės reikėjo praeiti. Google Maps tik veda. Tai čia pasirodo normalus kelias, žmonės realiai pračeina. Ir va taip išeini į gatvę. Įdomiai, ne? Čia kažkoks iš viso. Ai, čia žolę parduoda. Nu, vienam naktį čia eiti baisoka būtų. Ačiū Google Maps už išskirtinę ekskursiją. Į kairę. Nu jo. Atvedė ten, kur toliau net nėra kelio. Reikia vėl tiesiai per aplinkų eiti. Norėjom Bankoką pamatyti? Pamatysim. Tailandiečiai jaučiu galvoja, ką čia turistai pametė šitą vietoj. Mes patys tą patį galvojam. Užžinį ten tokie kvapai kvapučiai, net vemt verčia kartais. Ir pagaliau išeinam į normalų kelią. Šiandien važiavam tokių, tai daugiau nekartuosim. Iki šiol galvas skaudam nuo Kondiškės. Ir va toks seniena. Mes kaip tik norim su senieną pabandyti. Su vietiniais prasivažiuoti. Pas mus turbūt tokie buvo, nežinau, Sovietų Sąjungoj turbūt dar. Labas rytas. Dar viena diena Bankoke. Vakar buvom atkritę, visą dieną praleidom viešbutį, nes Kondiškės daro savo. Kaip ten vietinė architektūra? Norėtume čia gyventi? Prie pat stotelės, prie pat traukinio. Bankoko viešasis transportas yra kažkas ypatingo. Prieš tai laukiam autobuso valandą. Dar sakiau žmonai viskas, jeigu dabar neatvažiavo mūsų, einam. Jau ėjom į metro ir atvažiavo mūsų. Važiavom pusę valandos. Ir vidury kelionės reikėjo išlipti. Konduktorė pasakė visiems išlipti, dabar laukiam naujo autobuso. Ir dabar konduktorė kažką derina, bando naują autobusą surasti turbūt. Welcome to 24 ค่ะ turn left please go up to the rooftop by the escalator on your left side นะคะ O štai mes ir 78 aukšte. Va toks vaizdelis pas mus čia. Ta prasme, kiek turistas, Skruzdėlynas visiškas. Atėjom ant saulėlydžio, pats brangiausias laikas ir pats populiariausias tarp turistų. Kada įspūdingiausias vaizdas į Bankoką būna. Saulė nusileis turėtų po 25 minučių. Ir va dar čia tokia eilė, kad pastovėti ant stiklinių grindų. Ką aš irgi bandysiu padaryti. Žiūrėkit, kiek žmonių čilina, sėdi, laukia saulutės, nusileidžiam. Visiškas Skruzdėlynas. Prasme, nėra net kaip prieiti. Laimiai pas tėvą, selflasdė didelė. Viskas, traukiam selflasdė metrinę. Tuo aš jums parodysiu Bankoką 300 laipsnių kampu. Šitas apsauginis velniukų ką tik man davė. Pasirodo, negalima selflasdės aukštai kelti. 10 video mačiau tiek iš lietuvių, tiek iš užsieniečių šitą vietą, bet niekada nesu matęs, kad čia tiek daug žmonių būtų. Pažiūrėkit. Visi nori įspūdingos nuotraukos ant stiklinių grindų. Aš irgi neišimtis, ar ne? Žiūrėkit, kokie visi drąsūs. Nebijo. Virš 300 metrų aukštyje sėdi ant stiklinių grindų. Daviau nepažįstamam žmogui palaikyti kamerą, nes negalim pačiam neštis nei kamerą, nei telefono. Iškart pribėga, timdinėja. Pasidarysiu ar aš nuotrauką prisiminimų, kaip visi turistai. Geras, ne? Eik tu savo, kaip baisu. Daugiau nei 300 metrų aukštį žemiau nuo mūsų. Šiek tiek dreba kojytės. Gerai, nekankinsiu, žmogaus paimsiu. Taip, čia griežtai su taisyklėm. Tik nuėjau tenais pasėdėti, ištraukiau telefoną. Po 5 sekundžių pribėgo atimdinėjo telefoną. Negalim nei telefoną, nei kamerą, nieko, absoliučiai neštis.
Turbūt, kad negadinti nekiek stiklo, labai saugomas iš čia. Nu, bet tai kiek žmonių, ta prasme. Atrodo, visi dėl saulės atėjo palydėti, pasirodo, ne, stiklas yra numeris 1 čia. Nors pas mane tas pats buvo, aš irgi dėl stiklo atėjau, ne dėl saulės. Šiaip pastebėjau, kad labai daug kas ir taip nedrįsta ir stovi, tik tai spotkina kitus, bet patys neina ant stiklo. Ypatingai kinai, kažkaip bailiukai jie gal biški. Gerai, einam dar pasigrožėti žvalgos aikštelę, nes saulutė jau nusileido kaip ir, o mane šeimyna pačiai laukia. Nes norėjo pataupyti žmona, kainuoja 300 eurų. Tai kad nepigus malonumas, bet šitas laikas yra tiesiog pats brangiausias. Jeigu eitume dienos metu, man atrodo 25 kainuotų, bet visiems saulėlydžiai eina, kada pačia gražiausia. Tu aš jūs iškelsiu aukštai, pasiruošę, nebijot aukščių? Va toks o tas Bankokas, virš 7 milijonų gyventojų, o su priemiesčiais bendrai ir 17 sudaro. Nu ta prasme su parašutu negalima šokti. Tai kam aš ėmiau? Kad čia pakliu tokia griežta apsauga. Iš moterų net rankinukus atimdinėjo, kaip per didelę kuprinytę. Keista, kad mano neatėmė. Nes pas mane tai va. Irgi kamerytė mažytė tokia. Galvau dar kamerą to atimdinės, bet neatėmė. Keista, kad tiek daug žmonių viršui, bet nėra tokių didelių eilių, kad į liftą pakliūti. Kažkaip čia man pasisekė labai, prabėgu per porą minučių liftą. Tai va toks Bankokas iš viršaus, 78 aukšto. Būtina atvykti čia, jeigu esate Bankoke. Nepagailėkite po 30 eurų. Nes ir kokteiliuką gali padaryti. Alučią šauti, jeigu norit. Šiaip smagiai praleist laiką, pasėdėti. Nu, aš turiu skubėti, nes mane šeimyna laukia. Jos jums patiko, jeigu patiko, paspauskit like. Nepamirškit like paspausti. Dėl ko aš čia darau, dėl savęs ar dėl jūsų? Išeiti reikia per 4 aukštus parduotuvę nusileisti. Pakilom nuo 1 aukšto, o nusileidom iki 4. Ir dabar per parduotuvės lakstam, kad išeiti tiesiog iš pastato. Galiausiai visos dienos kančias vainikavo įspūdingas finišas. Buvo verta visų šitų autobusų, nesąmonės mūsų ir panašiai. Paklausk manęs, ar buvo verta. Taip, brangiai, buvo verta keliauti čia. Nebuvo verta. Tu galėjai irgi eiti. Nenorėjo. Nors žmona mano dzūkė, bet toks jausmas, kad turi suvalkietiškų šaknų, nes pastoji kažkaip taupyti nori pinigus visur. Mūsų kelionė Bankoke jau baiginėjasi. Važiavome nuo to dangoraižio iki savo namų su 3 persėdimais SkyTraine. 15 km, kelionė užtruko tik tais 1,5 valandos. Taip, kad būkite pasiruošę tokiems atstumams ir tokiam ilgom kelionėm, jeigu būsite Bankoke. Jeigu keliauti su pavėžiai, tai ne ką geriau būtų šiaip. Tai kiek keliavom, 10 km nuvažiuoti užtrunka nuo pusvalandžio iki valandos. Dideli labai kamščiai Bankoke, tai sudėtinga čia šiaip keliauti. Dideli atstumai mieste, miestas pats labai didelis, taip kad būkite pasiruošę tam, jeigu keliausite Bankoką. Pasibaigė mūsų kelionė po Tailandą. Praleidome čia kokias 32 dienas, ar ne? Ar 33. Apsilankėme Pukete, ten praleidom 4 dienas, bet praleidome prie tualetų, jeigu suprantate dėl ko. Po to keliamės 4 dienom į Phi Phi salas, po to savaitę į Kuala Lumpurą, po to savaitę į Aonangą, po to 5 dienom į Suratanį ir galiausiai į sostinę Bankoką. O dabar atvažiavome ant Tailando pasienio. Ir mūsų laukia nauja valstybė, kur reikia jau darytis vizas. Taip, kad susitiksime labai greitų metų, jau iš naujos valstybės. Spaudžiam like ir prenumeruoti, jeigu dar to nepadarėte. Susitiksime jau greitai.